Bet tu man paaiškink, kokią musę tau įkando 21 metais. Kas ten pasidarė? Ta prasme, cross countries, enduro, motocrossas, visur Nerimantas važiuoja. Ne tai, kad važiuoja, bet visur laimi. Čia COVID pasiekmės? Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Jokių išlygų blogam matomumui. Atnaujinkite valytuvus į Bosch. Puikūs valymo rezultatai bet kuriame stiklo taške. autoaibė.lt. Sevenbet Casino. Sevenbet. Sevenbet Casino. Sevenbet. Sevenbet Casino. Sevenbet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas vakaras visiems susirinkusiems. Čia Bike Parts LT parduotuvėje esame susirinkę labai svarbaus įvykio ir momento. 25 metų Dakaro rallyje artėjant vyksta susipažinimas su įvairiais Dakaro ralio dalyviais. Neišimtis ir Lietuva, kuri net Dakaro rallyje turės 12 atstovaujančių ar ekipažų ar dalyvių iš Lietuvos. Tikrai rekordinis skaičius, ko Dakaro rallyje dar iki šiol nėra buvę. Ir kaip niekada gausi motociklų klasė, kurioje ir šiandien pagrindinė šio vakaro žvaigždė, pagrindinis šio vakaro akcentas, pagrindinis žmogus, kuris startuos sausio mėnesį 25 metų Dakare. Ir čia jisai šiandien yra atvykęs pasakyti, kad aš važiuoju į Dakarą. Nerimantas Jucius, jūsų aplodismentai. Tai labas vakaras visiems čia esantiems, bei už ekranų, tai labai malonu tiek matyti čia žmonių. Sutilpom, tas smagiausia ir ką, labai džiaugiuosi ir taip, aš važiuoju į Dakarą. Labai smagu, paplokim. Taigi čia vis tiek gyvenimo įvykis yra į Dakaro ralį išvažiuoti. Visi puikiai žinome, kiek reikia pastangų, kiek reikia įdėti energijos, kiek reikia surinkti informacijos, kiek reikia turėti savyje jėgų ryžtis tokiam iššūkiui, nes vis tiek tai yra beveik 2 savaičių maratonas, kuris vadinamas sunkiausiamis pasaulyje rally reido varžybomis. Tenais važiuoja vyrai ir moterys patikrinti savo stiprumą, patikrinti savo nervų stiprumas, patikrinti savo ištvermę, patikrinti savo ambicijas, nes, žinokit, ir Dakare vyrai verkia, tai čia nepaslaptis. Ir šiemet, kaip ir minėjau, kosminis skaičius motociklininkų iš Lietuvos. Šiandien visas vakaras ir suksis būtent apie tave, Nerimantai, nes tu esi šios kastos atstovas. 5 motociklai dalyvauja Dakare. Nerimantas Jucius, Mykolas Paulavičius, Modestas Iliūnas, Arūnas Gelažnikas ir Gediminas Šatkus, jeigu nesuklydau. Taip, teisingai. Tai 5 motociklininkai, gaila, 4-ratininkų kasta buvo panaikinta iš Dakaro ralio, ten turėtume dar 2 4-račius, aš manau, Laisvydą galbūt su 4-račiu irgi galėtume išvysti, bet kadangi viskas apsivertė aukštinkojom, buvo panaikinta 4-ratininkų klasė, atiduodant visą dėmesį motociklams. Džiaugiamės, kad atsivėrė durys galimybei daug didesniam būriui lietuvių patekti į Dakaro ralį, nes prieš tai dar buvo įvairios, kaip čia pasakyti, biurokratinės kliūtys sudarinėjimas, kad negalėtų žmonės važiuoti Dakare. Nerimantai, pradėkime įvadą apie tavo Dakaro ralio kelią. Žinom, kad tu jau startuosi, būsi starto linijoje. Bet tas kelias link Dakaro turbūt netėjo vakar sprendimas ar užvakar, ar, sakykime, šią vasarą. Tu turbūt apie Dakarą jau seniai galvojai. Kada pirmos mintis pradėjo suktis tavo galvoje apie Dakarą? Tai mintis gal sukosi jau senokai, ne tik pradėjus, kad ką tik važiuoti motociklu, bet būtent kai pradėjau važiuoti enduro, miškuose, enduro disciplinoje, bekeliai, pradėjau kur daug kilometrų, tada supratau, kad noriu tikrai važiuoti Dakare ir kad ten važiuosiu. Tai būtent nuo to prasidėjo ir tikslingai dirbau link to tikslo ir pradėjau domėtis apie ralio discipliną, rinkti kilometrus pirmus ralio čia Lietuvoje, užsienį. Pradėjau važinėti
pirmus savo pasaulio rally reido čempionatus. Ir va, taip gavosi, kad sėdim čia, aptarinėjom būsimą galima sakyti, už 2 savaičių startą Dakare. Nebijai? Kol kas ne. Nes vis tiek toksai startas atrodo į nežinomybę. Galėjai save patikrinti ir savo jėgas jau šiemet vykusiose varžybose. Gal truputėlį papasako, kaip tas mini Dakaras? Tai va, viskas prasidėjo nuo to, jeigu susiradau gerą komandą ir užsiregistravau į Abu Dabio varžybas, kurios vyksta po Dakaro. Ir taip pradėjau ruoštis Abu Dabiui. Abu Dabi Desert Challenge varžybom ir išvykau kovo pradžiai. Na ir ką, pirmas etapas, vien kopos, tai tikrai buvo įdomu ir nematyta, tikrai dalyvavęs ne vienuose varžybose ir daug metų tikėjausi bus lygiai tas pats, visko matęs, čia viskas lygiai tas pats, bet davažiavus pirmą kopą, pirmą kritimą, supratau, kad tikrai čia nieko panašaus nėra, ką esu važiavęs, tai tas paliko įspūdį tikrai visam gyvenimui ir ką, pamačiau kopų, visą Abu Dabį išvažinėjom, būtent Jungtinius Arabų Emiratus ir sekėsi puikiai iki prieš paskutinę dieną, kur padariau klaidą ir truputį kritau. Tas truputį tai nebuvo, labai jau truputį reikėjo. Medikų pagalbos truputėlį. Va čia tai truputį reikėjo. Jo, tai nusirarinau šikną, taip sakant. Teko čiuožti. Tada atsistojau, dar bandžiau važiuoti, bet motociklą sulaužiau ir supratau, kad čia mano pasirodymas baigtas. Bet tikrai džiaugiuosi, kad ten užsiregistravau ir sudalyvau ir važiavau, pasižiūrėjau, kaip galiu važiuoti greitai, kur klaidas darau ir parsivežiau labai daug patirties pasisiemęs, tai tikrai nesigailiu. Ir tas kritimas padėjo dar daugiau, įnešė proto mąstymo, tai jeigu būčiau gal nekritęs, tada gal Dakare būčiau kritęs, dabar žinau, išmokau dar vieną rimtą pamoką, suradau savo greitį, o sekantis etapas buvo Maroko ralis, kuris vyko prieš mėnesį, tai irgi sėkmingai finišavau, radau savo greitį, tikrai nelengvas ralis, kažkas panašaus tikiuosi bus ir Dakare. Na ir ką, mačiau smėlio, mačiau akmenų, kaip ir pasiruošęs, tai dabar tik tais bus ne viena savaitė, o 2. Kad visi suprastų tiek, kas sėdi prie televizoriaus ekrano, tai yra prie išmaniųjų ekranų, prie kompiuterio ekranų, Nerimantas nėra naujokas motociklų sporte, tavo karjera tęsiasi labai ilgai. Esi daugkartinis Lietuvos čempionas, buvę įvairių varžybų, kuriuose esi dalyvavęs, turbūt nėra disciplinos Lietuvoje, kurioje esi nevažiavęs. Yra, žiedė nesuvažiavę. Na taip, aš jau bandžiau pritraukti prie rally reido, bet žiedas jau čia kaip man atskira respublika. Ir jeigu gretint enduro, cross country ir rally reidą, tai tos labai yra giminingos, dar motocrossas galbūt kažkiek turi savo elementų, nes irgi ištvermės nemažai reikalauja. Bet pradėkime gal truputėlį dar iš toliau užkabinti ir kelių atsisėdai aplamai motociklą. Būtent ant mopedo Rygos 8 metų. 8 metų atsisėdau, neveikė sankabą, pastumėm, užsivedžiau ir nuvažiavau. Tai tokia pradžia buvo. Dabar, kad suvokt, kiek tie 8 metai yra, tai čia prieš kiek metų įvyko? Kiek tau Nerimantai metų? Man dabar 29, tai prieš 21 metus atsisėdau kaime ant pirmo motociklo. Ir kiek reikėjo laiko iki tavo pirmos pergalės? Vis tiek palaipsniui važiavai varžybose, pratinaisi techniką, pasijautai, kaip, sakykime, žuvis vandenyje ir kada buvo tavo pirmoji pergalė? Tai pradžiai važinėjau tik tais po kaimą, deltas, mopedai, Minskai, tobulinom, šokinėjom, taip toliau. O pirmos varžybos ir pirmas laimėjimas buvo 20 metais, tai Šilutės motokroso sezonų uždarėme.
Tai ten jau nusigabenau mocą, užsiregistravom, sudalyvavau ir laimėjau. Tai tokios pirmas laimėjimas. Kuri disciplina tavo yra pati mėgstamiausia? Minėjai, kad daug važiuoja enduro, tai ir yra enduro būtent ta tavo disciplina, kur tavo arkliukas, sakykime, kad važiuoji tas varžybas ir žinai, kad va, čia man šitas patinka, čia atitinka mano stilių ir būtent ar cross country, ar motocrossas. Na, kiekvienas sportininkas turi tą mylimą discipliną. Pas manęs kažkaip nėra. Kiekvieną myliu skirtingai, o labiausiai žavi tas, kad patinka viskas skirtingai. Motocross'e tramplinai, cross country miškai, gali per kelmus šokinėti. Ten endure vėl važiuoju visą dieną, ilgas distancijos, tai realiai viską mėgstu, kas susijęs su važiavimu ant motociklų, tai neišskiriu. Ralio disciplina taip pat labai smagi vien dėl to, kad tiesiog tu turi jau įjungti smegenis dar labiau ir dar dasideda roadbookas, tai žodžiu, visos disciplinos yra mėgiamos vienodai. Čia po tavo kelmų šokinėti turėjo atsirasti pačioje eilutė, kur buvo parašyta, kad gamta nenukentėjo, viskas vyksta uždarose trasose, kurios yra specialiai paruoštos varžybos. Čia prašymas ir visiems, kurie važiuojate į miškus, tai saugokim gamtą ir negadinkim paklotės, nes paskui dėl visų saviveiklos kenčia organizatoriai, kurie negauna leidimo organizuoti varžybų, nes paprasčiausiai kažkas truputėlį negražiai elgėsi miške. Bet tu man paaiškink, kokią musę tau įkando 21 metais. Kas ten pasidarė? Ta prasme, cross countries, enduro, motocrossas, visur Nerimantas važiuoja. Ne tai, kad važiuoja, bet visur laimi. Čia COVID pasiekmės? Panašiai, iš tikrųjų. Ilgės sporto buvai? Pataikiai 10. Tai buvo 2019, turėjau rimtai ruošiausi, važiavau, sezonas motokrosų vien buvo ir kritau Latvijoje. Tai turėjau traumą, nugaros rimtą, 2 slanksteliai buvo lūžę ir buvau planavęs, kad iš vis nebesportuosiu ir nebevažiuosiu, bet taip gavos, kad po 9 mėnesių užsėdau vėl ant motociklo, ne varžybose. Čia jau buvo 2020 metai, nevaržybose, taip, pravažiuoti, pasižiūrėti ir žodžiu. Gavosi taip, kad 2020 metais žiemą pasiūlė, kad važiuočiau motocross'e ir endure vieną komandą. Ir sutikau ir tada startavau būtent 3 disciplinos, tai endure, motocross'e ir cross country, ir Europos cross country. Tai turėjau iš viso 21 varžybas ar 22 per sezoną ir tikrai buvo įtemptas sezonas ir pavyko laimėti pradžioj cross country, tada motocrossą, enduro ir dar Europos. Tai buvo tikrai prisikaupę, buvo jėgų nemažai per tą sezoną, kai ilsėjaus ir pradėjau. Po to kritimo Latvijoje dar labiau pradėjau vertinti tai, ką darau ir tai, ką mėgstu. Na, ten ne ta žodis, kad tu mėgsti, ten taškeisi, ta prasme, varžybose išvažiuoja į cross country startą, Nerimantas finišuoja paskui po kažkiek laiko, visi suplaukia, motocross'e irgi iš starto ir vėl visi nutols. Aišku, ten prisidėjo, kad kažkas karjerą baigė, kažkas dėl traumos nedalyvavo varžybose, bet tavo ištvermė yra stebėtinai gera. Ir jau šių metų Maroko ralio varžybose, kiek teko stebėti, tu visą laiką važiavai su lyderiais, praktiškai galima sakyti, top 10, top 20, tas 20-ukas, sakykime, man tiek siauras yra, kad ten patekti ir taip yra sudėtinga, o tau kaip einančiam į rally reido discipliną atrodė tai viskas ant tiek natūralu, ant tiek pažįstama ir kame čia paslaptis? Ta prasme, tu atsisėdint motociklo, tu kiekvieną kartą atrodo randi tą slaptažodį, kuris reikalingas būti tarp pagrindinių lyderių. Tai čia, manau, yra įdirbio pasiekmės, važiavimo metų pasiekmės, tiesiog motociklo valdymas, tada truputį dar dadedi patirties ralio disciplinos, manau, tas viską duoda, o važiuoti greitai sekasi tikrai, tik tais dar pats prisisaugau, nes ten daug nežinomųjų yra, bet kiekvieną ralį tikrai jaučiuosi vis geriau.
Motociklas vis labiau prisijaukinu, atrodo, tas roadbookas nemaišo kažkaip, tai gali ir jau šokinėti beveik kaip motocross. Tai žodžiu. Na, šuolių tikrai bus, nes motociklais išvystomi yra iš tikrųjų dideli greičiai. 160 km/h, ten turbūt kai kuriuose atkarpose net tęsiasi apie 10 km, nereikia atleisti rankenos nieko ir tie 300-400 km tavęs negazdina, kas laukia, 5000 km greičio ruožų per 14 dienų. Ar tu tikrai pasiruošęs tam? Jo, pasiruošęs, būčiau nevažiavęs Maroko ralio, būčiau nevažiavęs Abu Dabį, tada būčiau dvejojęs, ką čia daryti, ar čia važiuoti, kas čia bus, bet tikrai Marokas buvo kelios dienos tokios pat kaip Dakare, po 800 km pasižiūrėjau, viskas tinka, tik dar geriau, kad ilgesnį, pradeda varžovai atkristi, tik šikna nudyla nuo važiavimo. Aš visą laiką, kiek esu pats Dakare buvęs ir Pietų Amerikoje ir Saudo Arabijoje, visą laiką stebėdavom motociklininkus grįžtančius iš greičio ruožo. Tai tiem, kas nematė arba nesusipažinę su tuo, tai jie visą laiką sėdi šono atsisėdė ant motociklo, ant vieno žanduko, paskui ant kito žanduko ir aš pas Arūną vieną kartą nuėjau ir sakau, čia vedinasi taip geriau, ar kas čia yra? Sako, ne, tu neįsivaizduoji, sako, ant tiek užpakalis yra pritrintas, kad sako, tiesiog skauda ir negali sėdėti. Ar yra koks vaistas? Ten pirmą dieną Abu Dabyje grįžo amerikietis, toks, kuris važiuoja tikrai lėčiau ir sako, kur čia pirmą vaistinę, kur galėčiau nusipirkti pleistrų, užsibintuoti, sako, neįmanoma, neina net pasėdėti, žodžiu. Tai žmogus nemoka važiuoti, visą laiką sėdėjo, tai tiek nutrynė užpakalį per pirmą dieną. Tai vaistai, tiesiog stovi daugiau, pakeiti važiavimo biškių stilių ir tiesiog skūra pasidaro storesnė. Ta prasme, mozolį užtrinė toje vietoje. Jo. Reiškia, moto valandos duoda savo, atrandi tų receptų, kurie padeda išvengti tam tikrų niuansų. Dabar gal laikas pakalbėti ir apie pačią techniką, nes jau priėjom prie to, kad sėdėm ant motociklo. Kokiu motociklu planuoji startuoti 25 metų Dakaro ralyje, kokios jo techninės savybės, specifikacija, kuo jisai ypatingas ar neypatingas ir plačiau apie tai. Tai planuoju startuoti būtent tokiu, koks čia stovi motociklas, toks pat modelis ir tokiu pat metu, tik pas manęs bus Husqvarna, 25 metų rally replika. Tai pats naujausias modelis, visiškai naujas motociklas, su juo važiavau Marokė, pagal save susireguliavau, tai va, šiandien parodysim būtent kaip atrodo. Čia ne su šito važiuosiu būtent, bet lygiai toks pat. Ačiū Edvardui, kad leido parodyti žmonėm, pasipuošti, būtent tokį pat pasidaryti, kad vien parodyti, kaip jis atrodo. Dabar galbūt ir prieikime prie to, kad nelaikykime žmonių įtampoje, parodykim patį motociklą, aš gal palaikysiu mikrofoną, o tu atidenki ir visi karštais plojimais paplokime Nerimantui Juciui, pristatomas motociklas. Mėlyna spalva dominuoja motociklo bendrame kontekste. Tikrai smagu matyti ir Vytį ant motociklo, reiškia, duoklė Lietuvai yra atiduota. Nerimantai, tai prašau, papasakok apie patį motociklą, kuo jisai ypatingas ir kiek čia tų tokių įdomesnių niuansų, kurie galbūt buvo padaryti grinai, kad pagal tavo pageidavimą. Tai motociklas yra bendras visų kaip rally replikų KTM grupės. Tai pas manęs gal yra tik tais perdaryta amortizacija būtent pagal mano važiavimą, o šiaip tai jis yra tikrai pats geriausias modelis šiai dienai, su kuriuo netgi važiuoju faktorių komandos. Tai nežinau, nėra ką jam daugiau daryti, pilnai išdirbtas, pilnai patikimas, išbandytas ir nežinau, kažką keisti nieko net nereikia. Tai tu realiai esi patenkintas gamyklos jau sukurta koncepcija, galbūt tik tai, kaip pats minėjai, amortizacija yra truputėlį pakeista pagal tave. Ir dabar man klausimas apie numerį. Visose varžybose tu važiuoji 30 numerių. 130, čia tavo asmeninis pasirinkimas? Ne, pats pamatęs, kad
atėjo pranešimas, koks tavo numeris, žiūriu 130, o visą gyvenimą važiuoju su 30. Tai užteks vienetuką priklijuoti ir bus tas pat. Na, motociklų įskaita visa yra numeruojama nuo vieneto, toliau jau kitos klasės turi 2, 3, 4, 5 tos numerius, o būtent, kad 30, tai čia galbūt kažkoks ženklas, kad Nerimantai, žiūrėk, mes tave stebim. Nu, jo, tai tikrai faina, geras numeris, manau, padės. Dakaro ralis neįmanomas be rėmėjų, tai gal truputėlį atiduokim duoklę ir sponsoriams, ir partneriams, nes būtent be jų nevyktų joks Dakaro ralis, tuo pačiu nevyktų kaip ir I Go to Dakar komandos veikla, nes būtent daug kaštų Dakaro ralis suvalgantis yra, gali netgi papasakot, kiek kas kainuoja ir žinoma, kas tie tavo partneriai, kurie padėjo tau gyventi tavo svajonę. Tai taip, tikrai be rėmėjų čia to būčiau nepadaręs ir čia nestovėčiau ir tikrai nebūtų nieko nei startų Marokė, nei Abu Dabyje. Tai šiai dienai tikrai turiu kam padėkoti ir tie rėmėjai ne tik, kad jau viskas baigės, bet dar atsiranda naujų, kurie prisideda, patys paprasti žmonės, o tai šiaip turiu pagrindinius 6 įmonės. Būtent didžiausiai matot pavaizduotos, tai Hiltus, Narvija, Šilalės rajonų savivaldybė, Azų Kerija, Eurobiuras bei Šilalės mediena. Šitie yra pagrindiniai rėmėjai, su kuriais startuosiu šių metų Dakare, bei visi kiti mažesni, kurie taip pat prisideda ir kurie yra labai svarbus. Tai vertinu kiekvieną, nesvarbu, kiek tas prisidėjo, kiek kas, visi vienodi, tai noris visus parodyti, visus užklijuoti ant šalmo, ant motociklo, kad tik matytus ir kad nenuvilčiau svarbiausiai jų. Dakaro ralis neatsiejamas ne tik tai nuo pačio sportininko, bet ir nuo komandos, kuri lydi sportininką kartu. Kokio dydžio tavo komanda bus? Kiek žmonių iš jūsų važiuoja, kas atliks visą techninį palaikymą, kas prižiūrės tavo komunikaciją ir kitus dalykus? Tai pagrindinė komanda bus tenais, Olandų komanda, turėsiu mechaniką savo bei savo prižiūrėtojus, o dar su manim važiuos, noriu pakviesti čia Raimondą, medijos atstovę, kuri jums padės informuos viskas, kaip sekasi, siūs ir jums, ir kad visi matytume. Bei noriu pakviesti dar vieną, kuris padės rūpinsis techniką, bei vežios mumis, kur tik reikės, tai Mindaugas. Mindaugas Karalis. Mindaugai tikrai nusimato daug kilometrų, ne kartą pats esu susukęs tūkstančius, tai šį kartą gausi pasivažinėti po Saudo Arabiją, prasukti beveik 9000 kilometrų, tai pamatysi daug gražaus kraštovaizdžio, žinok, dažnu atveju bus tiesiai, o akmenukas tiesiai. Nenuteikiau vlogam, bet bus faina. Vieną kartą tikrai verta išvažiuoti į Dakaro ralį ir pamatyti, bet galbūt tu irgi prarysi tą Dakaro, kaip čia sakyt, virusą ir automatiškai. Taip, tapsit ekipažu. O, taip. Motobagių įskaita sparčiausiai auganti yra, o galbūt komandinė įskaita darysit su 3 motociklais. Tai tikrai linkiu aš jums gero pasirodymo, smagaus Dakaro ralio. Žinom, kaip atrodo motociklas, žinom, kaip atrodo komanda, bet visiems galbūt dar yra kažkoks klausimas, kurį kažkas norėtų užduoti. Tai dabar atiduosime duoklę klausimams ir atsakymams. Tiek, kas sėdi prie ekranų, tiek, kas esate čia, tikrai galėsite užduoti klausimą. Netrukus sužinosime galbūt ir tų įdomesnių momentų iš Nerimanto pasiruošimo 25 metų Dakaro ralį, kur galbūt mes neapkalbėjome ir jūs norėtumėte asmeniškai daugiau sužinoti apie patį Nerimantą, apie motociklus ir visą kitą. Tai dabar prasuksiu ratu pro žiūrovus, prašau, iškelkite ranką, kas norite paklausti, Nerimantai sėskis, dabar pati karščiausia kėdė bus. Tai prašau, ranką aš prieisiu. Ne, tai negali būti, turi būti klausimų. Prašau, kas norit, kokį klausimą užduoti? Ar čia dizelis ar benzinas, Nerimantai? Čia jau į pusiau elektrą, pusiau hybridinis. Ne, čia tikras benzininis ir vieno cilindro 450 kubatūros.
Tai paprastas motociklas, paruoštas raliui. Dabar klausimas Dakaro dalyviai. Gal yra planų jau po Dakaro, nes Dakaro labai ilgai laukiam, jisai greit praeina, gal kažkokie planai tolimesni yra? Mykolas Paulavičius. Tai jo, yra planų kitą sezoną vėl važiuoti visą Lietuvos sezoną, Baltijos čempionatą važiuoti, niekas nesikeičia, niekur nedingsiu, pravažiavęs Dakarą, sportuosiu kaip sportavęs, o toliau matysim, gal išeis visą pasaulio rally reidų čempionatą suvažiuoti, priklausys nuo finansų, tai matysim, kol kas pravažiuoju pirmą, o tada žiūrim. Apie motociklą pakalbėjom, o kiek lemia varžybose apranga? Apranga tikrai labai daug lemia, tai turi būti kiekvieną kartą labai patogu atsisėsti, niekas turi nevaržyti, jeigu jauti, kad kažkur kažkas trina, tai tave kankins visą Dakarą ar visą ralį, tai tas tikrai tau nepadės, tai džiaugiuosi savo apranga, kurie rūpinasi Tuta ir Kenny gamintojais, tai tikrai malonu ir ačiū jam. Čia brolio klausimas bus, ar šiandien po pristatymo rytoj bus pasiruošęs treniruoti? Tai jo, 100%, tik kur varysim, gausi parašyti vakare. Taip, dar klausimėlį, matau ranką. Labas vakaras. Nerimantai, jų išvažiavimas yra pasiekimas, bet kuri vieta tave tenkintų, kuri jaustumės, kad esi laimingas ir pasiekė savo rezultatus? Ačiū. Tai šį Dakarą tikrai labai didelė konkurencija. Top yra 20 raiderių, kurie važiuoja gamykliniai komandai, tikrai nėra buvę nei vieno Dakarą, tiek gerų važiuotojų ir tiek gamyklinių komandos važiuotojų, tai ir dar plus 20 yra tokių, kurie nori patekti, tai mane tenkintų tikrai tokia vieta pradžioje šitam 30-uke, nes vis tiek ir 30 numeris ir tuoj pačiam 30, kažkaip viskas sukas. Pirmą gal į tą, o po to į tą vienetuką gal kitą išės. Čia, aš manau, visi lietuviai stipriai konkuruos tarpusai, bet koks požiūris bus, jeigu sustos ar Arūnas, ar kitas sportininkas, nes vis tiek maratoninės varžybos, tai gali būti ir vienas ir kitas sugas ne vieną kartą. Ar galvoja apie tai? Žiūrėsim pagal situaciją, jeigu pasisveikinsit ryte, tai gal sustosim. Čia labai geras toksai. Iš tikrųjų, su motociklininkais yra kiek sudėtingiau, žinai, aišku, su mašina tai tu gali patimti tą mašiną. Mačiau, kad ir su motociklais tempė. Ir mačiau, kad Kanopkinas pernai metais su keturračiu irgi tempė motociklininką. Irgi buvo ten reikalų, norėjusi kaip geriau, gavosi kaip visada. Tai aišku, visą laiką, bent jau aš tai palinkėsiu, nes man bus tai jau 8 Dakaras. Tai aš jau kiek mačiau, kiek pats buvau, tai svarbiausia pirmą kartą stengtis finišuoti. Nebandyti perlipti per save, nebandyti parodyti kažko, tai žinoma, adrenalinas veikia. Matai, tarkim, Rosas Brančas ten važiuoja arba Rikis Brabekas ir štai užauga tas normalus, tas toksai vyriškas ego. Aš tave dabar pakotensiu truputėlį. Tai žinok, jie važiuoja tikrai stipriai. Tai aišku, smagu pavažiuoti iš paskos, pažiūrėti, kaip važiuoja lyderiai, truputėlį pabandyti juos pasivyti, bet žinok, 18 metais aš Rikį Brabegą parvežiau į bivaką, tai greitis gaunasi, kartais apsiverčia visai į kitą pusę. Tai kaip manai, ar ta atsargi taktika tau padės finišo link, nes kiek tos tavo ambicijos dabar yra užkeltos? Čia neįmanoma paskaičiuoti, koks tas bus, kokia ta vieta iš tikrųjų ir kaip važiuosis, manau, reikia sulaukti kokios 3-4 dienos, tada visi važiuos jau savo tempu ir tada bus galima daryti kažkokias strategijas. Tai manau, bus neblogai, šiaip forma gera, važiuojas neblogai, motociklą valdau, žinau, kur sankaba, kur stabdis, tai žiūrėsim. Tai
Matysim, reikia kilometrų pirmų sulaukti, o tada matyti, kaip kas. Aišku, pirmas Dakaras tikrai negaliu prižadėti ten pirmų vietų ar kažko, bet stengsiuos daryti, ką moku geriausiai, važiuoti su motociklu ir mėgoti. Nerimantai, Audrius tavęs klausė, kelintą dieną kyla lėktuvas į Dakarą ir ar visi lietuviai bus viename lėktuve? Taip, visa mano komanda, tai 3 žmonės, aš, Raimonda ir Mindaugas 30 dieną išskrendam iš Vilniaus ir taip, visi varom kartu, su daug persėdimų, vos ne visą parą keliausim iki ten, iš oro uosto į oro uostą ir žodžiu 30 dieną. Nerimantai, kaip galvoji, kokią nuomonę apie Arūno debiutavimą gamykliniai komandai? Tai labai džiaugiuosi dėl Arūno. Tai tikrai geras pasiekimas, jį pastebėjo, paėmė komandą. Dar labiau džiaugiuosi, kad susitiksim trasoj. Manau, tikrai bus ką pažiūrėti žiūrovom, palenktyniauti, gal vieną kitą dieną išeis. Tai tikrai labai džiaugiuosi dėl jų. Dar vienas klausimas, tada aš gal pasakyk, aš pakartosiu. O, Lietuvos motokroso legenda Arminas Jasikonis klausimą užduoda. Pulavičius sakė, jog motociklą reikia keisti daug, kad būtų važiuojamos. Kodėl pas tave jis originalus išskyrus amortizaciją? Tai kad nelabai ką čia jam yra keisti. Jis ant tiek yra ištobulintas, kad užtenka amortizaciją padaryti ir tikrai KTM grupės motociklas yra iki varžtelių išdirbtas ir aš tikrai nieko jam nedarysiu, tik užsidėsiu vairą truputį aukštesnį ir amortizaciją ir viskas. Pilnai paruoštas full gas. Arminai Jasikonį, jeigu stebėjau, užduodė klausimus, reiškia stebi. Lauksime tavęs Lietuvos cross country čempionate, tenais pasižiūrėsim, kiek tu turi įtakos. Seniai laikas jau. Tai ačiū Jums visiems susirinkusiems. Nerimantas Jucius, 2025 metų Dakaro ralio naujokas. Ačiū visiems. Sėkmės starte ir stebėkite Nerimanto Juciaus paskyrą, stebėkite į Gautų Dakar paskyrą. Noriu panonsuoti, kad nuo sausio 2 dienos TV6 eteryje Dakaro ralio highlightai bus 8 val. Vakare, o 23 val. Tiesiogiai stebėkite Dakaroramą. Ačiū visiems, iki malonaus. Ačiū. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Jokių išlygų blogam matomumui. Atnaujinkite valytuvus į Bosch. Puikūs valymo rezultatai bet kuriame stiklo taške. autoaibė.lt. Seven Bet Casino. 7Bet. 7Bet Casino. 7Bet. 7Bet Casino. 7Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.